Ar turit tokį formulį, kad pasakytumėt efektyviausi bandų, kokie būtų, kyla bandų skaičius, kur jie efektyviausi, kur jį tas topas? Kiekvienoj vietoje. Tas topas yra skirtingoj vietoje. Yra šiaip, nėra vienos strategijos. Jeigu žiūrim į pieno verslą, visą laiką yra mažiausia 2 strategijos darimo. Yra ekstensyvi, kada spaudžiu išlaidas, ir yra intensyvi, kada spaudžiu pajamas, ar ne? Ir lygiai taip pat vienai fermai gali būti teisingas melžimas 4 kartus, kitai fermai gali būti teisingas melžimas 1 kartą. Ir abi fermos gali turėti efektą piniginį. Taip kad to vėl, kur ferma randasi, kokiose žemėse, va čia su jaunimu diskutavom, ar ne? Joniške ar Lazdijuose. Kiek hektaras duoda Joniški, kiek Lazdijuose, ar ne? Karvių požiūrių, jisai duos vos ne tą patį. Bet Lazdijuose nuomos požiūrių, grūdų požiūrius duos visai ką kitą. Tai va tas bandos dydis, jisai praktiškai yra jūsų ūkio atveju. Konkretaus atveju, ant kokių žemių, kokios nuomos, kiek darbuotojų, kokios investicijos, kokia strategija. Ar ne? Pagrindinis pieno producentas pasaulyje Zelandija. Išmilžis iš karvės 3,5 gal, 4 gal jau dabar. Pagrindinis pieno gamintojas. Nu, atrodytų kvaili, ar ne? Nesugeba 5000 pamelžti. Puikų biznį daro. Puikų ekstensyvų biznį. Pradeda žolę ganyti per visą Zelandiją ir gano, ar ne? Į tą pusę nueina, į tą pusę pareina. Didelius pinigus uždirba. Ekstensyvumo pavyzdys, absoliutaus ekstensyvumo pavyzdys. Kitas pieno gamintojas Amerika, ar ne? Vėl visiškai ekstremaliai kitas pavyzdys. Pajamų pavyzdys, intensyvumo pavyzdys. Tai vat jūs savo ūkyje tą bandos dydį turit labai gerai pajausti.